Šiame vaizdo įraše apgirsime plazminio pjovimo aparatą Toros CAT40, kodas C0403, jo savybės ir komplektacija. Taip pat pjaustysime 12 mm storio plieną ir 6 mm storio aliuminį. Šis aparatas naudojamas greitai, kokybiškai pjauti visą srovei laidžias medžiagas, tokias kaip plienas, nerūdėjantis plienas, aliuminis, varis, žalvaris ir kitos, jų nedeformuojant. Aparato naudojimui reikalingas kompresorius, sukuriantis oro srautą daugiau nei 130 litrų per minutę. Komplekte yra 5 metrų ilgio plazminis pjoviklis, įžeminimo gnybtas su 3 metrų kabeliu. Pneumatinis filtras su reguliatoriumi ir manometru, leidžiantis nustatyti įeinantį slėgį bei filtruoti įeinantį orą nuo drėgmės ir alyvos. Taip pat eksploatacinis medžiagas plazminiam degikliui, kurių galite įsigyti bet kurioje mūsų parduotuvėje. Aparato korpusas pagamintas iš lakštinio metalo ir patikimai apsaugojo vidų nuo pažeidimų. Aparatas taip pat aprūpintas ergonomiška rankena nešiojimui. Siekiant užtikrinti kokybišką šilumos pašalinimą nuo galios elementų, korpuse yra ventiliacijos angos. Kajelis užtikrina stabilią šaltinio padėtį ant darbinio paviršiaus. Aparato apačioje yra identifikavimo lentelė, kurioje nurodyti visi pagrindiniai jo parametrai. Galinėme skydelėje yra maitinimo kabelis, aušinimo sistemos ventiliatorius, suspausto oro tekėjimo armatūra, pneumofiltro laikiklis, aparato įjungimo ir išjungimo jungiklis. Priekinėme skydelėje yra šie valdymo ir perjungimo elementai. Pjovimo srovės reguliavimo potenciometras, galutinių dujų ar post-flow tekėjimo reguliavimo potenciometras, skaitmeninis ekranas, rodantis nustatytą pjovimo srovės vertę, tinklo šviesos indikatorius, apsaugos nuo perkrovos LED indikatorius. Sroviai išsijungus, ventiliatorius veikia toliau. Neišjunkite aparato, kol jis vėsta. Aparatui atvėsus, srovė vėl įsijungs, o indikatorius užges. Galima tęsti darbą. Kombinuota jungtis plazminiam pjovikliui prijungti. Į plazminį degiklį kartu tiekia suspaustą orą ir neigiamą potencialą. Jungtis su pusrutulio formos vidinį dalimi ir išoriniu sriegiu M16 į 1,5. Dviejų kontaktų elektros jungtis sufiksuojama veržle, skirta prijungti grandinę mygtuku ant plazminio pjoviklio rankenos įjungiančio pjovimą. 9 mm 1025 standarto bajonetinė jungtis. Įruošinį per grįžtamąjį kabelį su įžeminimo spaustuvu tiekiantį teigiamą potencialą. Dabar eime į mūsų dirbtuvės. Pažiūrėkime, kaip aparatas veikia. Norėdami pademonstruoti galimybės, supjaustysime 12 mm storio juodo plieno plokštę. Pritvirtinam degiklį ir grąžinimo kabelį pagal priekinių skydelių piktogramas. Pjovimo srovę nustatome iki 40 amperų maksimumo. Oro slėgį iki 4,5 atmosferų. Kad pjovimas būtų stabilus, kompresorius turi užtikrinti ne mažesnį kaip 180 litrų per minutę oro srautą. Jei ruošinio matmenys dideli, siekiant pašalinti srovės nuostolius ir užtikrinti maksimalų pjovo storį. Masės stuvas turi būti pritvirtintas kuo arčiau pjovimo zonos. Masės spaustuvo tvirtinimo vieta turi būti nuvalyta nuo apnašų, rūdžių ar dažų. Pjovio pradžios vieta taip pat turi būti nuvalyta nuo apnašų, rūdžių ar dažų. Pjovis turi prasidėti nuo krašto arba nuo iš anksto prigrįžtos skylės, jei detalė stora. Lakštus, kurių storis iki 5 mm, galima pradėti pjauti negręžus, prieš tai tiesiog išmušus skylę plazmos srovė, kai pjovimo galvutė pakreipta maždaug 45 laipsnių kampu. Mes pradedame nuo krašto. Antgalį priartiname prie lakšto 1-2 mm atstumu ir spaudžiame pjoviklio rankenos mygtuką. Uždegamas lankas, pradedamas tiekti oras. Pjoviklio judėjimas neturi būti per lėtas. Kad lankas nenutrūktų,
jei po jo pritrūks metalo. Ir ne per greitas, kad išlydytas metalas spėtų būti išpūstas žemyn iš pjūvio zonos. Išilgai visos pjūvimo linijos po lakštu turi būti pakankamai vietos, kad išlydyta masė galėtų išbėgti ir būtų išvengta prieš priešinio srauto, nes tai perkaitina plazminio degiklio galvutę ir neigiamai veikia katodo bei antgalio tarnavimo laiką. Pažeidus antgalį, plazmos srovė nustoja būti statmena ruošiniui ir pjūvis tampa įstrižu. Pjovimo švarumas priklausys nuo tinkamai parinktos pjovimo srovės ir oro slėgio, taip pat nuo pjovimo degiklių judėjimo greičio ir tolygumo. Sudegusio metalo likučiai lengvai atsiskiria. Dar padarysime 1 ir 0,2 mm plieno tiesų ir figūrinį pjūvį. Pjauname esant 16–18 amperų sroviai. Ir taip pat supjaustysime 6 mm aliuminį. Pjauname esant 35 amperų sroviai.
Priminame, kad kiekvienas aparatas storas prieš pateikdamas į prekybą būtinai būna išbandomas mūsų dirbtuvėse. Ir dėkojame, kad žiūrėjote šį įrašą. Spauskite like, prenumeruokite į mūsų kanalą naujienas. Viso geriausio. Iki.